7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aš stebėjau, Kasparai, tavo reakciją prie naujo Biržos stalo. Ir aš mačiau, kai Tadas to pasakė, turbūt, kad tave renkasi Miami Heat. Mačiau, kad tėtis tavo susigraudino, bet tu pats kažkaip labai ramiai sureagavai, ne? Kaip galėtume apibūdinti tą emociją? Kas ten vyko ir kas dėjosi tavo galvoje, kokias mintis bandėjai susidėlioti? Ja, tai aš tiesą sakant, viduje irgi biškai susigraudinau, bet, pasakysiu tiesą, bandžiau laikyti, kad neįsprūstų ašaros ir kai apkabinau mamą, vos nepaleidau, bet žinau, kad jeigu paleisiu, tai jau nebesustabdysiu. Tai kažkaip bandžiau biškai susitvardyti pačiam, bet sakau, tikrai labai smagu. Toks visiškai kitaip jautiesi, negu žiūrėdamas per televizorių šitą renginį ir būnant ten toks, kaip išgirsti savo pavardę, tiesiog jausmas apima. Net negaliu žodžiais apibūdinti. O kas susidėjo tavo į tą emociją? Kokie, nežinau, įvykiai galvoj prasisuko, žinai, kokie prisiminimai, kokios mintis? Kažkaip atrodo labai greitai viskas prasisuko, bet labai ilgai buvo irgi tas momentas, kaip nueit nuo stalo iki Adamo Silverio buvo kažkaip labai ilga kelionė atrodė. Bet tiesiog turbūt krepšinio momentai, šeima, tėvai, tai tiek. 20 šaukimas. Ką jis tau reiškia? Ar tai yra įvertinimas, kad tu esi NBA? Ar tau yra 19 žmonių, kurie anksčiau buvo pakviesti, dabar yra tavo juodajam sąraše, kuriuos tu targetinsi sezono metu? Ką tau kelia kokią emociją kelia šitas skaičius? Realiai skaičius nieko daug nelėmė ir atrodo vis tiek visi pradam nuo nulio dabar. Gal šiuo momentu atrodo šiandienai yra tas skaičius svarbesnis, bet kaip sezonas prasideda, visi tiesiog yra rookies, visi yra nauji ir tiek, bet kaip sakai, gal judam sąrašy ir bus 19 visi prieš mane pašauktų. Nežinau, kažkaip pamačiau, kad tu kai te atramdė emociją ir nusisukai į šoną, aš galvojau, dabar pereis tau visos pavardės per galvą, per prisiminimus ir galvoju, gerai, jūs pamatysit, kad turėjo būti aukštesnis vien dėl skaičiaus. Taip, aš tikrai sutinku dėl to, bet sakau, džiaugiuosi patekus į Miami, kaip tik čia viskas susidėjo, manau, gera linkme ir džiaugiuosi ten būt, patinka Miamio krepšinio kultūra, tiesiog visada nori laimėti, treniruoti sunkiai ir siekti pergalių, o Miamis kaip miestas irgi gerai, saulė šviečia, maistas geras, daug ispanakalbių aplinkui, aš pats ispaniškai kalbu, tai nebus problemų susikalbėti ir reikia tik dabar vėl pradėti viską nuo naujo, kaip sakiau, tęs darbus, tobulėti ir manau tuo pačiu procesu tikėti ir daryti tai, ką galiu geriausiai. O kokia pirma asociacija tau galvoje, kai išgirsti pavadinimą Miami Heat? Koks pirmas dalykas, kuris šauna į galvą? Man tai LeBronas, tiesą sakant, nes aš pamenu, kaip net turėjau iPadą kažkada ar ten planšetę, kai buvau mažesnis ir kažkaip, nežinau kokiu būdu, atsidownloadinau NBA 2K14, nes aš, nepirkau, o gal vienintelis žaidimas, kurį tėtis nupirko, gal buvo NBA 2K14 ir su planšetė žaisdavau visada su Miami Heat ir LeBronu, nes man LeBronas labiausiai patikdavo, tai su to komanda visą laiką žaisdavau 2K14, pamenu. Tai turėjau klausimą, koks tavo yra Miami Heat gautas, tai bus turbūt LeBronas. Taip išeina. Jo, aišku. Bet šiaip Miamis netikėtas turbūt, nevorkautinai Miami, aš taip įsivaizduoju, nebuvo jokių peržiūrų, nebuvo didelių kontaktų. Kaip apibūdintum, koks buvo tavo kontaktas iki naujo Biržos su Miami Heat? Turėjau tik tais interviu. Biškai žemiau. Jo, kad nebūtų labai arti. Turėjau tik tais interviu draft kombine su jais, bet ten buvo 30 minučių ir viskas. O paskui neturėjau nei treniruočių, nei pokalbių, daugiau iki drafto nieko su jais neturėjau. Tai taip gavos netikėtai biškai, bet džiaugiuosi, kad ten patekau. Spėjau pakalbėti arba su Spolstra, arba su Railiu. Buvo kažkoks skambutis iš organizacijos? Buvo skambutis su abiem.
Okay. Ten trumpas tiesiog pasveikinimas ir kad susitiksim Miami jau. Kas toliau dabar tavęs laukia? Koks planas einant į priekį? Rytoj išvažiuoju į Miami, išskrendam, jau 3 valandą skrydis, tai dabar pavalgysiu vakarienę, pamiegosiu ir rytoj būsiu Miami. Šiaip visai fun fact, kad tu būsi antras lietuvis Miami Heat istorijai. Žydrūnas Ilgauskas buvo pirmas. LeBron atsiminė, ar Big Z kažkiek atsiminė, dar turi kažkokią asociaciją? Aš žinau Ilgauskas Cleveland'e, prisimenu, irgi su LeBronu, bet kad Miami buvo, tai nežinau, kad Ilgauskas buvo Miami. Ilgauskas išvažiavo ten paskutinį savo karjeros sezoną, LeBronas jį išsivežė, kad laimėtų žiedą. Nelaimėjo tada ir kitą sezoną, kai Ilgauskas retirina, tada LeBronas pasiėmė žiedą. Dėja. Nu va, dėja, tai aš tikiuosi laimėti žiedą su Miami. Turėjau tą klausimą apie pažadą fanams ir savo, tai žiedas būtų tarp tų pažadų, kurio tu siektum, ne? Tai, manau, čia yra galutinis tikslas, visi krepšininkai nori laimėti, o NBA žiedas yra, manau, didžiausias pasiekimas, kokį tai gali pasiekti, jeigu neskaitant olimpinių žaidynių ir surinktinę visų, manau, NBA žiedas yra didžiausias pasiekimas. O kuo galbūt galvoja, kad Miami Heat fanai turėtų džiaugtis, kad organizacija pašaukė Kasparą Jakučionį? Kodėl jie turėtų būti laimingi šito pasirinkimo? Aš manau, iš krepšinio pusės, tai tiesiog, kad atiduodu visą save, žaidžiu komandai, bandau laimėti, nebandau ten imtis kažkokių individualių veiksmų per daug ir tiesiog stengiuosi būti agresyviam, bet įtraukti visus komandos draugus. O už aikštelės ribų, kad kalbu ispaniškai, kaip girdėjau, daug yra fanų ispanakalbių, ta Latino Amerikos kultūra, tai kalbu ispaniškai, manau, tai pravers. Ir tai pabaigai apibūdink, kas yra NBA Nuojauko birža ir NBA Nuojauko biržos naktis? Ką tu patyrei šiandien, ką tu supratai, kaip tu paaiškintum tai paprastiems žmonėms, kurie čia nėra buvę? Aš sunku labai žodžiais apibūdinti šiaip tą jausmą, bet tiesiog, manau, gali pamatyti tiesiog tavo įdėto darbo rezultatai, kurie atsiperka, bet kaip sakiau, čia yra tik nauja pradžia ir jau nuo rytojus viskas prasideda iš naujo. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.